Prieš 170 metų gimė Zigmundas Freudas, žmogus, kuris sapnus pavertė darbo įrankiu. 1856 metais, gegužės 6 dieną, Austrijoje gimė žmogus, padovanojęs pasauliui psichoanalizę. Prancūzų psichoanalitikas Didier apie Freudą pasakė neįtikėtiną mintį. Jis judėjo taip greitai, kad niekas nespėdavo paskui jį. Nei mokytojai, nei mokiniai, nei būsimi sekėjai. Taip būna su tikrais genijais. Jie mąsto taip lengvai ir giliai, kad aplinkiniai tiesiog pavargsta, bandydami juos pasivyti. Na ką, pakalbėkim apie vieną ryškiausių istorijos jaučių – psichoanalizės pradininką. Jeigu pažiūrėtumėte į Zigmundo Freudo gimimo žemėlapį, pamatytumėte, kad jis pats savaime yra labai įdomios formos, primena įtemptą lanką. Kai gimimo schemoje didžioji dalis planetų susikaupia vienoje vietoje, tai dažniausiai rodo, kad žmogus turi labai didelį potencialą vienoje konkrečioje srityje. Tokie žmonės gali labai stipriai šauti būtent ten, nes jų energija nėra išsibarstusi į daug skirtingų krypčių. Jie geba susikoncentruoti į vieną temą taip giliai, kad tampa savo srities profesionalais ar net revoliucionieriais. Jeigu jūsų žemėlapis turi tokią platformą, labai tikėtina, kad jūs aiškiai jaučiate savo kryptį gyvenime. Tokios datos duoda stiprų likimo pojūtį ir vidinį žinojimą, kam esate čia. Jo retrogradinis Marsas kartu su juodu mėnuliu ir karminiu mazgu buvo ties 12 namo riba, svarstyklėse. Paprastai žodžiais, 12 namas astrologijai tai pasąmonė, psichika, ezoterika. Marsas – judėjimas, revoliucija, o retrogradinis Marsas su karminiu mazgu tiesiog privalo žmogus kasti gilin ir jis gilinasi į pačias psichikos gelmes. Taip gimė psichoanalizė. Pagal numerologiją jo asmenybės tipas buvo 4. Asmenybės tipas, kai mes visą gimimo datą žmogaus sudedam iki vieno ženklio skaičiuko ir turim gauti nuo 1 iki 9. Ketvirtukai gyvena širdimi, tai yra mėnulio energija, 4 čakra. Tai žmonės, kurie moka jausti kitų sielą ir pažodžiui suprasti žmogaus psichologiją, nukerpant viską, kas nereikalinga. Todėl jie taip ir mėgsta visiems padėti ir yra tokie geriečiai. Na, o dabar praeikim po svarbiausius faktus. Būsimas psichoanalizės guru norėjo būti teisininku. Freudas buvo vyriausias iš 8 vaikų ir tikras šeimos numylėtinis. Jam buvo skirtas atskiras kambarys ir žibalinė lempa mokslams, kai tuo metu kiti vaikai mokėsi visi kartu prie žvakių. Iš pradžių jis planavo tapti teisininku, o medicina jo visiškai neįtraukė. Universitete jis studijavo zoologiją, ir operavo varlės laimingai. Per 16 metų jam buvo atlikta daugiau nei 30 operacijų. Freudas buvo priklausomas nuo tabako. Jis galėdavo surūkyti daugiau nei 20 cigarečių per dieną ir tikėjo, kad rūkymas padeda jam mąstyti bei produktyviai dirbti. Net žandikaulio vėžys ir 10 operacijų neprivertė jo mesti šio įpročio. Freudas 32 kartus buvo nominuotas Nobelio premijai, tačiau taip jos ir negavo. Jis nemėgo žiūrėti pacientams į akis, Freudas žmonės paguldydavo ant kušetės, o pats atsisėsdavo prie galvos, niekada ne priešais. Jis manė, kad tiesioginis akių kontaktas trukdo laisvam minčių srautui. Išeiti iš gyvenimo jam padėjo draugas. 1939 metais Freudas jau buvo stipriai išsekęs nuo sunkios burnos ertmės vėžio formos. Rugsėjo 21 dieną jis paėmė už rankų savo gydytoją ir tuo pačiu draugą, Max Schur, bei priminė jam vieną kartą duotą pažadą – nekankinti be reikalo. Su dukros Anų leidimu gydytojas suleido morfijaus dozę, kuris sustabdė Freudo širdį. Apie jį iš tikrųjų galima rasti labai daug keistų ir net kažkokių
įdomių labai dalykų ir būtent todėl jis iki šiol taip kabina žmonės, nes jis buvo ne tik psichologas, o labai sudėtinga asmenybė. Štai dar keli dalykai, kurie dažniausiai nustebina. Freudas labai bijojo skaičiaus 62. Jis buvo įsitikinęs, kad mirs būdamas 62 metų ir kai artėjo tas amžius, jis paniškai bijojo mirties. Ironiška, bet mirė jis 83. Dar vienas įdomus momentas. Jis nekentė muzikos. Freudas sakė, kad muzika jam per daug veikia emocijas ir jis negali jos kontroliuoti. O jis visą gyvenimą bandė kontroliuoti būtent pasąmonę ir emocijas. Jis analizavo savo sapnus. Beveik kažkoks apsėdimas ten buvo su tais sapnais. Didelė dalis jo teorijų gimė iš savianalizės. Tiesą sakant, jis net pavertė save eksperimentu. Freudas labai tikėjo simboliais. Jam beveik viskas turėjo paslėptą prasme. Sapnai, kalbos klaidos, juokeliai, pamiršti vardai, net netyčia pasakyti žodžiai. Dalis jo teorijų šiandien laikomos pasenusiomis. Pavyzdžiui, jo požiūris į moteris ar kai kurios seksualumo teorijos dabar stipriai kritikuojamos. Tačiau pati idėja, kad žmogų veikia pasąmonė ir vaikystės patirtis, iki šiol yra modernios psichologijos pagrindas. Freudas buvo labai konservatyvus žmogus ir čia įdomiausia dalis, nors visi jį sieja su seksualumo revoliucija, realybėje jis buvo gana griežtas, klasikinis ir net konservatyvus žmogus. Daugelis jo idėjų vėliau buvo interpretuotos daug radikaliau, nei jis pats būtų norėjęs. Būtent jis yra sukūręs terminus, kuriuos naudojame iki šiol. Ego, gynybiniai mechanizmai, pasąmonė, trauma, vaikystės įtaka – visą tai labai stipriai išpopuliarino būtent Freudą. Ir kas įdomiausia, net žmonės, kurie jo nemėgsta, vis tiek kalba jo kalba. Tai jau genijaus ženklas. Na, o koks jūsų santykis su Freudu ir psichoanalize? Dalinkitės komentaruose bei nepamirškit uždėti like. Su jumis buvo Aleksandra, astronumerologė, ir savo online mokymuose aš visada parodau, kaip per savęs pažinimą galima gerai uždirbti. Visą informaciją gausit asmeninę žinutę. Rašykit.